Labas. Tęsime toliau mūsų analizę ir mes esame šiandieną 163 puslapis. Tai mūsų 61 susitikimas. Toliau apie sėkmę. Šitas skyrius, kaip vakar jau pradėjome, ir visas yra, kaip suprantu, apie sėkmę, kaip jis gyveno savo svajonę. Tai va, kaip tos tikslus pasiekti, kaip prisikviesti tam laimingąją žvaigždę, ar ne, kad tikrai viskas sektųsi. Holivude susipažinau su aktoriumi, kurio pavardė tikriausiai gerai žinoma kiekvienam nuolatiniam kino ir televizijos mėgėjui. Jis papasakojo man, kad užaugo mažoje fermerio sodyboje Jungtinės Amerikos valstijos centrinėje dalyje. Jo šeima vertėsi labai sunkiai. Vienintelė vaikino pramoga buvo senas nespalvoto vaizdo televizorius, kuris vargais negalais rodydavo 2 kanalus. Tačiau tai netrukdė jam svajoti, kad bus aktorius. Ši svajonė niekaip nedavė jam ramybės. Lušėdamas laukuose, prisiminė jis, arba gindamas karves atgal į aptvarą, visą laiką įsivaizduodavau, kad matau savo vardą didelėmis raidėmis užrašytą didžiųjų kino teatrų afišose. Galėdavau įžiūrėti kiekvieną detalę, gerbėjų minią, žurnalistus, besiveržiančius paimti iš manęs interviu. Puoselėjau šią svajonę metus. Galų gale palikau namus, išvažiavau į Los Andželą ir įsidarbinau filmų bei TV laidų statistų. Netrukus gavau pirmą pagrindinį vaidmenį. Premjeros vakarą nuvažiavau į teatrą ir ko nenualpau. Išvydau nutviekstą savo vardą, minę ir naujienų reporterius. Viskas atrodė kaip mano vaikystės svajonėse. Aš geriau už visus suprantu, kaip laki vaizduotė gali atnešti sėkmę. Gerai, tada dabar einam prie tavęs. Apie ką tu svajoji? Ką tu įsivaizduoji? Kokie yra tavo norai? Kokias vizijas matai, savo ateities vizijas kokias matai, nes tavo ateities vizijos ir įvyks. Ir ne vieną istoriją mes šioje knygoje jau apie tai ne vieną istoriją apkramtėme, taip sakant, apčiupinėjome, kad tikrai tai, ką mes matome, tai ir įvyksta. Jos svajonių vaistinė virto realybę. Prieš keletą metų man teko susipažinti, man labai patinka istoriją skaityti. Ir Napoleono Hilo knygoje taip pat labai daug tų tokių istorinių įvykių, netgi kaip Coca-Cola pati pirmoji, ar ne, kaip pats pirmasis Coca-Colos buteliukas buvo sukurtas, kaip jisai gimė. Tai labai man patinka, iš tikrųjų, skaitom toliau. Taigi prieš keletą metų susipažinau su jauna vaistininkė vardu Marija. Ji dirbo didelio parduotuvių tinklo vaistinėje receptų skyriuje. Vieną dieną, kol ji išrašinėjo man receptą, ėmėme šnekučiuotis. Užklausiau, kaip jai patinka darbas. O, labai, atsakė ji, atlyginimo man užtenka, su darbu susidoroju puikiai, be to kompanija turi gerą pelno padalinimo, tuoj surasim antrą pusę, pelno padalinimo programą. Jeigu pasiseks, galėsiu išeiti į pensiją, kai dar būsiu pakankamai jauna, kad galėčiau džiaugtis gyvenimu. Kurį laiką patylėjau, tada paklausiau. Ar vaikystėje taip pat ir įsivaizdavote savo ateitį, kai nusprendėte, kad norite būti vaistininkė? Jos veidą aptemdė susirūpinimo šešėlis. Aš irgi prisimenant klausiau, kas tau patikdavo vaikystėje? Kuo tu norėjai būti? Apie ką tu svajodavai vaikystėje? Jos veidą aptemdė susirūpinimo šešėlis. Na, ne, atsakė ji, ne visai taip. Visada įsivaizdavau, kad turėsiu nuosavą vaistinę. Regėdavau, kaip žingsniuoju gatve, o žmonės labinasi su manimi ir šaukia vardu. Aš taip pat visus pažįstu, nes esu jų vaistininkė. Tikriausiai pagalvosite, kad esu keistuolė. Bet svajodavau netgi apie tai, kaip tėvai iškviečia mane vidury nakties, nes serga jų vaikas. Užsimetu drabužius tiesiog ant pižamos ir bėgu į vaistinę, kad parduočiau jiems reikalingų vaistų. Turbūt nelabai panašu į darbą nuo 9 iki 5 už prekystalio nuošaliausiame didžiulės parduotuvės kampe, ar ne? Tikrai ne, sutikau. Tačiau kodėl neįgyvendinate savo svajonės?
Negi nesijaustumėte laimingesnė ir darbingesnė? O tas mano veidas taip švyti, galvoju, nuo ko čia apšviesta. Taigi, negi nesijaustumėte laimingesnė ir darbingesnė? Atmerkite akis, meskite šį darbą, įkurkite savo vaistinę. Negaliu, ji papurtė galvą, tam reikia daug pinigų, o mes vos pratempėm nuo algos iki algos. Atsakydamas į tai, pasidalijau su ją nuostabia tiesa. Jeigu jinai nei per plauką nesuabejo savo sumanimų tikrumu, jis taps realybė. Tada papasakau jai dar šį bei tą apie pasąmonės galimybės. Moteris netruko suprasti, kad jeigu jai pasisektų įpiršti savo pasąmoniai aiškiai ir konkrečiai idėją, vidinės jėgos kaip nors ją įgyvendintų. Vėl ar nenuskamba, kaip tai. Bet ar pabandėjai? Tau nieko nekainuoja pasibandyti. Vėl bandau kažkaip labai apšviesta aš. Nors išjungiu ir tai vis tiek šviečiu. Įsileidau saulę į vidų. Taigi, Marija pradėjo kurti vaizdinius. Kaip dirba nuosavoje vaistinėje, mintise išrikiuodavo buteliukus, paruoštus išduoti vaistus ir įsivaizduodavo, kaip laukia klientų, tarp kurių surasim toj, buvo nemažai jos kaimynų ir draugų. Dar ji vizualizavo didžiulį sąskaitos likutį banke, svajodavo, kaip dirbo šioje įsivaizduojamoje vaistinėje, įsigyveno į vaidmenį tarsi gera aktorė. Elkis kaip aš ir būsi aš. Tu jau dabar turi elgtis kaip tavo ateities aš. Jau šitą sakinį suprantu. Moteris, atsidėjus iš viso širdies, elgėsi, gyveno, judėjo ir apsimetinėjo, kad ji yra vaistinės savininkė. Po keliarių metų Marija parašė man laišką ir papasakojo, kaip pasikeitė jos gyvenimas po mūsų pokalbio. Žiūrėkit, po keliarių metų, žiūrėkim, kiek laiko jai užtruko. Vaistinė, kurioje ji dirbo, bankrutavo, nes neatlaikė konkurencijos su naujame parduotuvių rajone atsidariusią didesnę vaistinę. Moteris įsidarbino didelėje vaistų kompanijoje, keliaujančią atstovę. Ji aptarnavo teritoriją apimančią keletą valstijų. Vieną dieną darbo reikalais Marija užsuko į mažą miestelį vakarinėme teritorijos pakraštyje. Miestelėje buvo tik tai viena vaistinė. Moteris lankėsi čia pirmą kartą, bet vos tik įžengusi pro duris iš karto ją atpažino. Tai buvo ta pati vaistinė, kurią ji taip ryškiai piešė savo vaizduotoje. Kokių šitokių atrodo neįtikėtina, ar ne? Bet kokių tokių dalykėlių nutinka gyvenime? Kiek pas mane irgi yra. Ir atrodo, arba nuveda tave, arba sustabdo, kad kažko nepadarytum, bet kiek tokių yra atsitikę. Apstulbusi papasakojo pagyvenusiam vaistininkės savininkui apie šį stebinantį sutapimą. Vaistininkas savo ruožtu taip pat išliejo širdį, kad jau seniai galvojo išeiti į pensiją, bet nenorėjo parduoti vienai dideliai bendrovei vaistinės, kuri priklausė 3 jų šeimos kartoms. Po neilgos diskusijos savininkas pasiūlė paskolinti Marijai pinigų, kad ši nusipirktų vaistinę. Ji galės grąžinti paskolą iš pajamų, kurias duos verslas. Jauna moteris persikraustė su šeima į miestelį ir netrukus galėjo grynaisiais sumokėti dalį kainos už seną namą, nuo kurio vaistinę buvo galima pasiekti pėsčiomis. Dabar, kai Marija retai žingsniuoja darbą, kiekvienas sutiktasis su ją pasisveikina ir kreipiasi vardu. Žmonės ją pažįsta, nes ji yra jų vaistininkė. Įsidėmėkite. Dėkinga širdis visada arčiau visatos turtų. Padidinkite apyvartą be perstojo kartodami šį teiginį. Kiekvieną dieną mano... Ar čia mes nepasimetę vėl? Ar mes vėl nepasimetėm? 156. Ne, gerai. Gerai, 166. Kodėl apie tą apyvartą? Mes jau skaitėme apie ją. Prisimenat? Padidinkite apyvartą be perstojo kartodami šį teiginį.
Kiekvieną dieną mano apyvarta vis gerėja, aš kiekvieną dieną darau pažangą, progresuoju ir turtėju. Daugiau nepasirašinėkite tuščių čekių, kartodami viską galima padaryti, tik reikia pinigų. Neturiu už ką. Ir taip toliau. Tokie teiginiai tik dar giliau gramzdina jūsų skurdą. Jau pakartojo mums autorius šitus žodžius. Jau mes šitą skaitėme, dėl to taip ir pasimečiau. Bet ką nori mums pasakyti, kad niekada nekartokite, sakot, aš neturiu iš ko, nežinau kaip. Ir taip pat vis kartokite, kad kas turite verslą, mano apyvarta vis gerėja. Aš kiekvieną dieną darau pažangą, progresuoju ir turtėju. Šitie kartojimai yra tavo pasąmonė. Jie nėra tau, jie yra tavo pasąmonė. Tu turi tikinti savo pasąmonę, kad taip tikrai yra. Bet tada prasideda stebuklai. Toliau, kas rytą ir vakarą rašome, ar ne, turime pastraipą, kurią reikia kartoti ir galite vis pridėti, vis didinti. Pas mane yra didelis A formato sąsiuvinys, ar ne? Ir aš visada vieną puslapį prirašau ryte vakare. Tai neužtrunka ilgai, bet labai padeda visapusiškai. Praktikuok. Tai tau nekainuoja, iš tavo kišenės nieko, tokios praktikos nekainuoja, o atneš, pripildys tavo kišenę, magišku būdu ir patį nustebins netgi. Iki rytojaus.